Šiandieną sveikinuosi aš su jumis iš savo dirbtuvių ir šiandien pakalbėsime apie spaustuvus. Spaustuvas dar liaudėje vadinamas strupcinomis, F formos spaustuvus, bet aš kalbėsiu šiandien apie savo rankų pagamintus spaustuvus. Paskolino man vienas bičiulis, man jie šiaip patiko, galvoju, gal šita idėja patiks ir jums. Tai tuoj prieisite arčiau prie stalo ir pažiūrėsit, ką aš čia turiu. Viską jums parodysiu labai išsamei, gal visų detalių ir nesurašysiu, bet ko nepasakysiu ar neparodysiu. Rašykite komentaruose, komentarai yra viena iš bendravimo priemonių, tai arba asmeniškai galėsiu susisiekti, tai papasakosiu dar smulkiau ir dar išsamiau. Gerai, o dabar ateikite čia arčiau prie stalo. Pažiūrėsime apie tos spaustuvus, iš ko jie susideda ir ką aš čia su jais klijuoju. Taip, tai spaustuvai atrodo štai taip, bet pirmiausia aš išimsiu ruošinius. Tai ką aš pradžių gaminu? Tai aš gaminu štai tokias pjaustymo lentas. Aš manau, kad jūs matote savo ekrane. 4 cm storis ir išmatavimai būna skirtingi. Čia maždaug 35 ant 35, bet yra ir didesnė lenta. Galiu parodyti. Opapa! Svoris pakankamai didelis, štai tokios gražuolės gaunasi. Taip. Nu, o čia pirmoji dalis šitų lentų, jos kol kas tik tarpusai suklijuotos išilgai. Spaustuvai masyvus, tai išimsiu dabar ruošinius. Tam reikia rakto. O taip, galva 42 raktas. O taip, užveršiu gerai aš. Čia, žinokit, jėga užveršimo negaliu jums pasakyti, neturiu ko pamatuoti, būtų įdomu pamatuoti, bet štai ant ruošinių lieka tokios žymės didelės. Va, ką aš toliau darau? Išimu ruošinį. Ant minkštos medienos, nežinau ar matosi, turėtų matytis. Gal grįšiu, taip, arčiau centro, nežinau ar matosi. Tikiuosi, kad nufilmavau gerai. Žymės labai ryškios lieka pagalbinių. Na ir apvertus aš, čia jeigu yra kur nors klijų su mentelė, juos taip gražiai nuimu. Tai čia kaip gražiai nusiema. Tai bon klijai labai lengvai apsidirba. Šitą ruošinį irgi iš šono. Stalas mano mobilus, važinėja. Biškai popierius atsiglamžė. Taip, dabar reikia atsukti kitą pusę. Raktą nuimu. Pastumsiu stalą į kitą pusę. Štai pranašumas yra mobilaus stalo. Tai nepalyginsi su varstotu patogu dirbti, bet kai štai tokie gargarai ant stalo, tai kur kas geriau, kai stalas yra mobilus ir tu jį gali sukinėti. Gerai. Daug neatsisuko. Daug pas mane čia medienos prikrauta gabaliukų. Tai va, nuimsiu ir vėl klijus, na tada paimsiu vėl kadrą arčiau ir tada mes apžiūrėsime konkrečiai, iš ko pagaminti šitie spaustuvai ir su jumis tuo jau viską išsiaiškinsiu ir viską aš jums papasakosiu. Tiem, kam įdomu bus, gali šitą idėją pasilikti. Sakau, jau papasakosiu apie tai, kad iš ko jie susideda ir tikrai gali pasigaminti spaustuvus, bus masyvūs ir galingi. Tai dabar apžiūrėsime stambių planų, iš ko susideda šitas spaustuvas šitas. Tai pirmiausia, pagrindinis dalykas tai yra štai toksai šveileris. Išmatavimus dar kartą sakau, parašysiu po vaizdo įrašo arba komentaruose. Maždaug šveilerio ilgis yra
1,10 m. Jame yra prigrėžiota kas kažkur tai 10 cm skylių ir iš ko jis susideda. Priekyje yra čia privirinta su įsriektas cilindro formos metalo gabale sriegis ir jis yra privirintas. Ir panaudotas strypas, vienam gale uždėta 40 MKM2 veržlė, tada eina strypas apie 25 cm ir gale ištekintas yra ir užvalcuotas metalinis žiedas, o prieš šį dar čia poveržlių pridėta, kad jisai galėtų suktis. Nu, čia viskas primityvu. Kitoj pusėje yra dar toksai dalykas kaip padas padarytas, atrama, kuri irgi reguliuojasi. Čia, jeigu matote, yra M12 varžtas ir jis prisisuka prie pagrindinio šveilerio. Štai čia yra kitoj pusėje irgi varžto galva ir, gal taip geriau matysis, varžto galva ir poveržlė. Na ir su raktu galime atsukę šitą galą prikelti į kairę pusę, perkelti arba į dešinę. Priklauso nuo to, kokio mums atstumo reikia. Dabar minimalių šitų atstumą aš jau nepasakysiu, aš čia maždaug apie 40 cm įstatęs esu, kad man ruošiniai tilptų. Bet šiaip tai galima čia spausti iki 80 gal ar iki 60 cm. Na dabar urletės neturiu, tai ir nesakysiu. Kuo man patinka, pirmiausia, suspaudžia labai tvirtai šitas spaustuvas, sunkus, neleidžia riestis šitiem ruošiniams. Ai, dabar neturiu ruošinio po ranka, kad parodyti. Aišku, aš ir neparodysiu. Gerai, ir nerodysiu. Lentutės susiklijuoja, suspaudžia. Tarkim, aš turiu ruošinius klijuotus su strupcinomis nebesi, o iš Lidlo, tai ten, žinokit, ir jėgos reikia, strupcinų galvos nusiema, spaustuvų pavadinkim. O štai šitas šveileris, samadėlinas, toksai pačių pasigamintas, yra puikus pagalbininkas. Aišku, dabar pasakysite, kad jis yra aprūdijęs, nedažytas, yra įspaustos, dar kartą kartuoju, ne mano. Aš jį pasiskolinau, pažiūrėti, kaip su juo dirbti, ar patogu, nepatogu. Tai draugas sakė, naudokis, jam kol kas jų nereikės. Tai dabar klausiau, ar jį nudažyti, tau galiu aš juos už panaudojimą. Sakė, ne, nereikia, aš sako, ir pats galiu nusidažyti, na ir taip toliau ir panašiai, vienu žodžiu, aš jų nedažau, sėkmingai naudojuosi. O jums tik norėjau parodyti, kaip galima greitai pasidaryti, tikrai čia nieko sudėtingo, kas turite. Čia ko reikėtų turbūt tekinimo staklių, kad šitą daiktą įsitekinti, virinimo aparato ir šito, čia galima gal ir tokią pačią veržlę privirinti. Na, gal ne tokią, gal didesnę, dvigubą. Ir šitą paduką, va, ir bolgarkės, kaip sakant, ir gręžimo staklių. Daugiau čia nieko nereikia, bet pas kurį meistrą, kuris turi metalo apdirbimo staklės, tokius daiktus galite susakyti, nežinau kiek kainuoja, bet manau nebus labai brangu, bet turėsite amžiną daiktą. Nu, svoris, nenoriu pameluoti, kokie 5 kg geri. Tai viskas, ką norėjau šiandien papasakoti, nepamirštam laikų, dislaikų, komentarų, dalintis su draugais, tik nesikeikit. Laukit naujų vaizdo įrašų, iki.